Sveiki, sveiki. Po ilgos pertraukos pagavau įkvėpimą padaryti video apie tai, kur aš esu, kur dingau ir kur mano kelionė ir kodėl nepalaikau pikapo ir apie socialinių santykių banką. Tai ilgai nedariau to socio, taip šito projekto. Dabar kažkaip kitaip pervadinsiu, bet dar nežinau kaip. Nes jaučiausi įsisėmęs ir tiesiog kažkaip tai nerezonavo tos sistemos, atrodo paviršutiniška viskas. Bet vyriškumas manęs laiką domino iš esmės. Santykiai, vyriškumas. Tai dabar norėčiau gal ir daugiau tų video daryti, žiūrėsiu, kaip man leis įkvėpimas. Bet šiandien video noriu pakalbėti, kodėl aš esu prieš pikapą ir kodėl aš pasitraukiu iš tos srities. Nes kaip vaikinai atranda pikapą, jie dažniausiai labai užsikabliuoja, susižavi ir tai dažniausiai jie maina minusą gyvenime, nes jie daugiau nieko kito neveikia, tik tai kabina panas, bendrauja su panom. Tai čia tam tikras porūšis vaikinų. Kiti turi savo gyvenimą, turi savo darbus, jiems tiesiog reikia biškį pasitikėjimo, biškį įgūdžių, biškį, kad kažkas juos pastumėtų ir jie iškart susitvarko tą sferą ir jie pajuda toliau. Bet esmė, kad jeigu pikapas yra tik vienintelis tavo hobis ir nieko daugiau neturi gyvenime, tai jau rizikos zona yra, kad tu tapsi tokių kaip ir kažkokių tai paviršutiniškų santykių narkomanų, tam tikrų priklausomybė tavo atsiras. Ir tai gali sugadinti tavo gyvenimą realiai, nes tu nieko daugiau nebesieksi, tik tai šito vadovausis ir tik tai šitam dalykė skęsi. Tai šiaip vyras gyvenimą turi turėti kažkokį tai hobį, kažkokį tai darbą, kažkokį tai pomėgį, kažkokį tai tikslą, kuris jam malonus yra, kuris jam teikia džiaugsmą ir kuriame jis jaučiasi, kad gali save atskleisti. Be šito vyras, jis mažai, kaip pasakyti, tiesiog mažai nenoriu sakyti vertė, bet jis tiesiog negali atsiskleisti kaip vyras. Tai va, su pikapu yra taip, kad tai yra kaip tam tikras socialinis bankas. Kiekvienas santykis, kuris tu užmezgi, tu arba kažką tam žmogui suteiki, palieki geresnį, arba tu šio imi. Ir kai vaikinai per daug pasineria tą pikapą, jie, kaip pasakyti, pradeda imti žmonių iš moterų, iš kitų santykių ir jie tokiais vartotojais tampa. Ir tai jiem nei gera jų banko sąskaitai. Nes jinai po truputį senka, jie po truputį ima paskolą, eikvoja pinigus ir nieko neduoda atgal, nesukuria jokios vertės savo gyvenime. Ir taip po truputį ta banko sąskaita išsenka, o kai jau išsenka, tada jau būna krachas, nes priklausomybė yra, bendravimas su merginom, ten kabinimo numerį ir taip toliau, ir ten santykiai, ir ten nuotykiai visokie, ta priklausomybė yra, o jau kaip pasakyti, tu nebetrauki merginų. Jeigu tu nekuri vertės kažkokios, tai, neturi kažkokių pomėgių, kažkokio tikslo neturi kažkokios krypties, kažkokios tavo gyvenime nieko nevyksta, tik tai šitas dalykas, tu toks, pusiau, kaip čia pasakyti, veltėdis galima taip apibūdinti, tiesiog naudojasi kitų žmonių gerą energiją ir pats nieko nesukuri. Tai kai tai baigėsi ir ateina lagalas, tada būna labai sunku. Man kreipiasi žmonės, tam tikri, kur sako, viskas jau dabar nieks neeina ir nežinau ką daryti, visiškai nieks neeina. Viskas, kas anksčiau veikia, dabar nieko neveikia. Taip yra, kad baigėsi tavo bankas socialinis, išseko tavo sąskaita. Ir tada labai sudėtinga, nes jį taip greitai negali atstatyti, o dažniausiai žmogus nelinkęs keistis ir vis tiek eina į tos žalingus įpročius. Čia kaip rūkymas, kaip gėrimas, jeigu besaikis, tai tiesiog žaloja sveikatą. Tai
Tai dėl to aš šiaip esu prieš pick-upą ir sakau, tam tikriem žmonėm, kuriem trūksta socialinių įgūdžių, tai kaip tarpinė stotelė yra labai geras, kaip pasakyti, pasirinkimas ir labai daug vertės suteikia, bet šiaip ilgalaikėj perspektyvai tai turi kažkuom užsiimti gyvenime. Kitaip tu nepritrauksi kokybiškos, vertingos moters pas save. Šiaip šitas kanalas yra apie tai, kaip susirasti draugų, susirasti merginą, išlaikyti save, vyriškumą palaikyti, turėti darbą, turėti pajamų, gyventi taip, kaip tu nori, daryti tai, ką tu nori, mėgautis gyvenimu, turėti ryšį su Dievu, su aukščiausiu šaltiniu. Tai va, viskas, kas manau reikalinga vyriškumui, kas mano gyvenime buvo svarbu man atrasti, suprasti. Tai apie visus šitos dalykus kalbėsim šitam kanale. Taip, kad lauk tolimesnių video įrašų. Ir jeigu turi kažkokių klausimų ar pasiūlymų, apie ką nori, kad pakalbėčiau, vat šitom temom, kurias aš vardinau, galėjai pakomentuoti apačioje. Tai va, ačiū tau, kad žiūri ir iki kito karto.